Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Lietuvių liaudiškoje tradicijoje rugpjūčio 15 buvo ir tebėra vadinama tiesiog žolinė. Tai diena, kuomet nuo seno tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir dėkota už naują derlių. Per žolinę ūkininkai ruošdavo vaišes, žmonės lankydavo vieni kitus. Įsigalėjus krikščionybei, žolinė buvo sutapatinta su religinė švente, švenčiausios mergelės Marijos dangun paėmimo diena, minima visame krikščioniškame pasaulyje. Šventės sakralumą, svarbą ir ilgametės tradicijos tęstinumą Lietuvoje, Aukštaitijos regione atspindi didieji Krekenavos žolinės atlaidai. Šiame krašte žinomi nuo 15 amžiaus pabaigos. Žolinė Krekenavoj, todėl kad bažnyčios ir parapijos titulas yra mergelės Marijos ėmimo į dangų. Ir titulas ir tampa metiniais tos parapijos atlaidais. Kartu ir kad tai yra šventovė, bazilika, kurioje saugomas stebuklingasis Dievo motinos Marijos su vaikeliu paveikslas, ir kad tradicija, jog čia yra piligrimystės vieta, kuri yra pranokstanti parapijos ribas arba parapijos poreikius, kad čia žmonės ne vieną šimtmetį traukdavo į šitą vietą, ne tik švęsti žolinės, bet aplankyti Dievo motinos Marijos paveikslą ir paprašyti Marijos globos ir užtarimo, tai čia jau šimtmečio istorija. Stebuklingasis Dievo motinos su vaikeliu paveikslas į Krekenavos apylinkės, pasak padavimo, atgabentas pačiais pirmaisiais krikščionybės Lietuvoje metais. Iki šių dienų jis gerbiamas maldomis, padėkos votais, apeinant paveikslą keliais ir nuolat puošiant jį gyvai žolynų vainikais. Tu paveiksle Krekenavos žinoma plačiai. Kasmet tūkstančių žmonių lankomos Dievo motinos išaukštinimo iškilmės, žolinės atlaidai, Krekenavoje vyksta rugpjūčio 14-21 dienomis. Mažosios bazilikos vardą nuo 2009 metų turinčioje Krekenavos bažnyčioje ir jos prieigose. Tai didieji atlaidai ir ta privilegija yra gaunama iš Šventojo sosto. Vietos vyskupas rašo prašymą ir 7 metų laikotarpiu yra suteikiama šita privilegija švęsti žolinės atlaidus, mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidus 8 dienas ir piligrimai visas tas 8 dienas gali pelnyti dvasinius atlaidus ir kitas malones. Krekenaviškiam žolinė tai dvasinio atsinaujinimo, maldos ir padėkos už subrandintą derlių bei visų metų gausą šventė. O taip pat proga sukviesti giminės, draugus, surengti kermošių, ragauti vasaros pabaigai būdingų vaišių. Tokia daugelio šiame krašte gyvenančių ir iš čia kilusių šeimų tradicija, kuriai nuo seno ruošdavosi visi parapijos žmonės. Pasiruošimas žolinės atlaidams ir šiandien yra svarbiausias vietos bendruomenę telkiantis akcentas. Žmonės sako, kad svarbiausia tai yra malda ir bendrystė maldoje. Ir tada ta bendrystė maldoje veda į kitus taškus, į norą puošti baziliką, kad visiems maldininkam gražu būtų. Aukštaičiai tai tokie ir norim būti, kad svečiam būtų gera, ne tik mums patiems. Tokiu būdu, jeigu mes išpuošime savo bendrystės namus, galbūt svečiai išneš žinutę apie tai, kokia mūsų bendruomenė, kokia mūsų parapija.
Prie didžiųjų žolinės atlaidų dauguma parapijiečių prisideda darbu, aukomis ir tam tikrų pareigų atlikimu. Šventės organizatoriams, vietos ir atvykstantiems talkininkams tenka įdėti tikrai nemažai pastangų, kad visas 8 iškilmių dienas viskas vyktų sklandžiai, džiugiai ir šventiškai. Žolinės krekenavai tai yra jų gyvenimas. Tų krekenaviškių, parapijiečių, bendruomenės žmonių gyvenimas. Nuo žolinės iki žolinės. Ne angelai nusileidžia iš kažkur tai, bet tai vietiniai žmonės ir nebūtinai vietiniai, kurie prie šitos šventės rengimo ir pravedimo prisideda. Ir tada reikia tokio susiklausimo, susitelkimo, kur pasireiškia bendruomeniškumas, kur jis auga. Ir kuo toliau pastebim, tuo daugiau tų besijungiančių atsiranda. Ir yra puošėjos, kurios rūpinasi žolynų pynimu. Tada yra mūsų savanorių stovykla, tai yra jaunimo iniciatyva ir padeda įvairiuose kasdieniuose darbuose priimti piligrimus, sutvarkyti patalpas, patarnautojų stovykla, kurie patarnauja apeigose visas tas 8 dienas. Ir tada yra įvairūs kiti talkininkai, kurie vienose dienose pagelbė, kitose dienose yra šeimininkė ir jai padedantis žmonės savanoriai, nes reikia priimti chorus, priimti svečius, juos pavaišinti, pamaitinti. Kiekvienais metais žolinės atlaidai sulaukia daugybės giesmininkų, chorų, atskirų vargonininkų netgi, kurie atvažiuoja koncertuoti, giedoti Mergelei Marijai. Kiekviena diena turi 2 pagrindinės mišias, 12 val. Ir 18 val. Ir juose turi giedoti jau svečiai. Ir tada yra tas organizacinis dalykas, suderinti visiems tinkamą laiką, tada žinoti, kiek jų atvažiuoja, kad nepamaitinti, neišvažiuoti. Dabartiniai Krekenavos žolinės šventimo tradicijai labai svarbus yra bazilikos puošimas vainikais ir žolynų juostomis. Pagal tradiciją vainikai kuriami iš žolinių puokštelių. Lauko ir darželio puokščių ruošimas, vainikų, bromų pynimas, senas vietos paprotys, kurį atkūrus nepriklausomybę atgaivino, saugo ir tęsia parapijos bendruomenė. Šiuolaikinėms dekoracijoms aplink Krekenavos bazilikos altorių, palubės, durų, bromo puošimui skirtų vainikų nupinama apie 80 metrų. Kada sužydi pilnumoje, kad būtų spalva, ir rišu į puokštės ir džiovinu. Prisėju, priauginu. Bažnyčiai viskas, kad būtų gražu. Iš ūkininkų ir užsiauginam savo kiek kas pavyksta, bet yra ir labai gerų, aktyvių parapijiečių, kurios pasidomi, paklausia, ką galima būtų užauginti. Tai mums užaugina kirmėkus, visokius sausiukus ir vaistažolim pasidalina. Ir toks gaunasi kaip virusas to gerumo, to norėjimo dalintis. Kasmet vis tobulėjom ir dabar jau galėčiau pasakyti, kad jau tikrai atidirbom sistemą nuo Birželio mėnesio tarsi žvilgsnis pasidaro neramus ir jau žiūrime, kurio ūkininko laukuose kokie javai auga, nes jie yra būtini į vainikus. Toliau į vainikus dar dedame darželio augalus, tokias gėles, kurios nevysta, gerai laikosi, tai visokie sausiukai, kermėkai, vaistažolės įvairias ir dėl kvapo, ir dėl reikšmės. Tas vainikas tai turi savo simbolinę tokią reikšmę, kad pirmiausia žmogus tai duona sotus, bet reikia jam ir vaisto, o seniau žmonės gydydavosi įvairiomis žolelėmis. O kad širdyje būtų gera, kad džiaugtųsi širdis, reikia ir grožio, todėl čia ir dedam įvairių gėlių. Čia yra 3,50 m. Bus sakykloj, upinių, visą dieną. Tai bazilika graži, bet dar pripuošta, tai labai graži. Tikima, kad per žolinės pamaldas pašventinta puokštelė turi apsauginę ir laiminančią paskirtį. Laikoma garbingoje namų vietoje, dažnai už šventųjų paveikslų jie atbaido nelaimės, o prieš Velykas su verba pagarbiai sudeginama. Krekenaviškiai prisimena, jei užklupdavo audra, šeimininkė sudžiovintą puokštę smilkydavo, kad į namus netrenktų žaibas.
O jei susirgdavo kuris namiškis, pagelbėdavo džiovintų puokštės augalų arbata. Svarbu žolinės atlaidų akcentas šventinis kermošius, vykstantis žolinės dieną miestelio aikštėje. Bazilikos prieigose visą savaitę veikia vietos ūkininkų ir žemdirbių turgelis, kuriame jau galima nusipirkti ir kadaise vietos šeimininkių specialiai žolinėms keptų bandelių, kurias ypač mėgo vaikai, vaišindavėsi prieš mišias bažnyčios šventoriuje. Kermošius, kaip seniau žolinė buvo vadinama, kermošius vyksta Krekenavoje. Ir ne vienas, ne du, vienas toksai didesnis toks šių dienų kermošius su įvairiomis prekybomis, o prie pačios bažnyčios, prie parapijos namų norima atgaivinti tą tikrąjį senąjį kermošių, taip mes ją įvardinom kaip tautinio paveldo kertę, kur galima ir paskanauti tų tradicinių bandelių, kur susirenka amatininkai, meistrai, tikri savo produkto gamintojai ir džiaugiamės, kad tai tampa žmonėm džiaugsmu. Po mišių, po maldos pasibūti, dar neskubėti namo, o pasibūti va tokiam kermošių šurmuly. Krekenavos parapijos bendruomenė entuziastingai palaiko ir tęsia žolinės atlaidų šventimo tradiciją, aktyvina jaunimą, būria savanorius, žolynų vainikus pinančius Krekenavos ir apylinkių gyventojus. Auga nauja tradicijos perėmėjų karta. Žinot, daug ką reiškia. Tokį vidinį džiaugsmą. Žinai, kad kitus pradžiuginsi savo darbu. Tas pasiaukojimas, pasišventimas ir yra, kad aš balsu, grojimu save kažkaip tai įprasminu ir tai yra turbūt žmogaus įprasminimo esmė, kad tu jautiesi bent jau tuo reikalingas. Tie nematomi darbai, kurie atliekami jaunų žmonių. Ir jie tą savaitę, daugiau kaip savaitę gyvena šalimais, mato viską ir galvojam, kad jie tikrai pakeis vyresniuosius ir tvirtai tikiu, kad jie tęs šitą tradiciją.